Na ką, sveiki draugai, alternatyvos mėgėjai. Taigi va, naktį buvo visoje Lietuvoje audra. Pas mane irgi kieme, sūkuriukai tokie buvo neblogi. Nežinau, kada buvau paskutinį kartą tokius matęs. Turbūt ne vienam čia nedarbių pridirba. Tai pridirba ir man truputį. Šitą pusę viskas gerai su saulės moduliais. Šitas gabalas dabar kiek apsnigęs, truputį saulės, tai 600 vatų duodi 6 kW. Čia kažkur žiūrėjau, pusantro šimto, ar kiek dabar duoda, aš dabar neatsimenu. Ar 200 vatų kažkas tokio. Tai su čia viskas gerai. Čiagi pas mane, kas, atsiprašau, čia šitą pusę, kas atsimenat iš senų laikų, čiagi pas mane yra ant metalinių profilių viskas stovi, vadinamų tų gipsinių profilių. Čia yra stiklas, vienas stiklas ir antrai pusiai tokia kaip plevelė yra, jie fasadiniai skaitos. Tai jie labai gražiai priglūdė ir gal priartintysis, turbūt nieko nesimato. Šitie labai gerai ir snimas nuo jų nučiuožė. Ir čia vakarinė pusė pas mane skaitosi. Ir ant tų profiliukų labai gražiai čia viskas laikosi. Svarbiausia tik tais yra virš stogą neiškišti, kad nebūtų modulį iškišti, kad nepagautų vėjas, iš šonų tas pats. Tai niekur nieko nepagauna ir viskas stovi gražiausiai. Ši čia stovi ant medinio karkasiuko irgi. Tai bet čia viskas laikina. Buvo pradžioj, kai tie visi profiliai buvo labai brangus. Tikrai sakiau nepirksiu, nes čia utopinė kaina buvo. Dabar žiūriu, tų konstrukcijų kainas yra atpigusias. Tai greičiausiai, kad pavasarį gal ir pakeisim, bet yra planų važiuoti į sodybą, kraustytis ten gal po metų, gal po 2, nežinau. Tai greičiausiai iš čia viskas keliaus į sodybą, tai gal taip ir pastovės tas medinis karkosiukas, kol pabaigsim sodybą. Tai va, gražus oras, iš tikrųjų džiaugiuosi, bet šitą pusę yra, kaip ir mažiau biški matosi. Čia virš katilinės ant stogo, čia va viršui. Tai turbūt viskas apsnigę, ana pusė irgi yra apsnigę, ana pusė namo. Taigi, einam pažiūrėsim, ką pridirba. Bet iš tikrųjų aš čia pats kaltas esu. Buvo vienas modulis, ten truputį ten kaip ir tvarkiau, aš jį ten ir nepritvirtinau apačios iki galo. Buvo ant apačios pastatyta ir ant viršutinio modulio biškai atremta buvo. Kažkaip galvojau, gal nepakabins. Jo, bet ir pakabino vėjas ir tikrai naktį girdėjau, kai nuo stogo nulėkė saulės modulis. Bet čia, kaip sakau, mano paties kaltė, nėra ką kaltinti, vėjas tiesiog dirbo savo darbą, o aš kaltas, kad neprisitvirtinau. Ir kas atsitiko, išplėšė tiesiog iš saulės modulio, iš paskirstimo dėžutės, iš kontakto. Tai ačiū Dievui, kad neišplėšė iš giliau. Tai ten kontaktai yra, žiūriu, tą dėžutę galės labai gražiai prilituoti atgal. Nors galvojau, tą modulį, sakau, panaudosiu tam kemperiukui, jau ant stogą dėsiu, bet ne, žiūriu, ten galėsi sutvarkyti, viskas ok. Tai va, einam, pasižiūrėsim, ką pridirbo vėjas nekadėjas su mano nepriežiūra. Tai einam, žiūrim. Tikrai gražus oras, saulutė. Taip, kur tas mūsų saulės moduliukas. Štai, čia modulis pas manęs 270 vatų. Ir va, iš kur išplėšė kontaktai. Čia tu, nebėk iš šoną. Va, išplėšė kontaktus, bet čia nieko tokio, pasižiūrėjau, čia galėsiu susitvarkyti. Svarbiausia, kad va, iš čia neišplėšė. Aš turėjau tokių vienų senų modulių, tai buvo iš čia išplėšta, tai iš tokių jau ten sunkiai sutvarkyti. Tai va, o atrodo, kaip ir minėjau, pas manęs medinis karkasiukas. Tai va, matot, ten paskirstimo dėžutė stovi. Gražiai išplėšė viską ir paliko, kaip sakant. Tai va, viskas apsnygė, tą pusę iš vis nieko čia negamina. Gelbėja tik ten tą pusę. O dabar einam į vidų pasižiūrėti. Na va, kur sakiau, ant medinio karkasiuko, vakariniai pusiai. Taip, nežinau, matos, nesimato.
6 amperai, 54 voltai. Tai grubiai virš 300 vatų. Dabar žiūrim, čia ką mums duoda. 600 vatų, kaip ir minėjau, 6 kW. Šitas iš 2,8 kW yra pajungta ant šito kontrolieriuko. Labai geras kontrolieriukas, jeigu kažkas tai ieškot papildomai dasijungti sistemai, tai gali drąsiai šitą imti. Ventiliatorius jam įsijungia. Darbinis diapazonas jau yra, tai pasakysiu. Temperatūra 44 va. Čia labai galima paėdavą. 44 laipsniai, kai nukrenta iki 40, ventiliatorius išsijungia. Turėtų po truputį rodyti, kaip mažėja Celsijai. Nu, gal nelauksim čia iš tikrųjų. Tai va, voltažas, kur pareina nuo stogo, 146 voltai. Šiaip neblogas aparatas, sakau, rekomenduoju. Taip, dabar pažiūrim čia ant namo kitoj pusėj, rytiniai pusėj. Kas čia yra? 50 vatų. O čia, kur nulupa modelį, saulės modelį, 10 vatų liktas. Nu, praktiškai nieko, nes yra vienas modulis grandiniai dabar išimtas ir realiai turėtų kaip ir nieko būti. Taip, o čia rytinė pusė dar ką rodo. 100 vatų beveik. Tai ką mes čia turim? 100 vatų. Grubiai 600, 700 vatų. Ir ten 900 vatų. Skaitau neblogai gal. Tai 900, beveik kilovatas. Čia kaip matot mano nauji skaitliukai tie. Iš tinklo yra paimtas 771 kWh nuo lapkričio 23 dienos. Per inverterį yra tiek išėję 720. 50 kWh realiai, kaip čia pasakyti, dingo. Ant inverterių išlaikymo, ant ko čia dar nuėjo. Žodžiu. Nes inverteris turi save išlaikyti, irgi saulės jeigu nėra. Tai grubiai vienas inverteris į parą, iškai atsitrauksiu gal, vienas inverteris į parą paima apie 1 kW energijos. Tai va 2 kW kiekvieną dieną suvalgo ant tuščios jėgos čia. Tik savęs išlaikymui. Tai va per tiek dienų ir taip ir gaunasi. Tai žodžiu, kilovatvalandę turim, tuoj įeisim į BMS, pasižiūrėsim, kaip ten viskas vyksta. Taigi, nu ką, bandom įeiti mano BMS. Iš savo BMS matot užsivardinęs SP baterija 1. Dar ką reikėtų prie pavadinimo dadėti 314 ampervalandžių. Nes kitos yra pas mane baterijos dar, kurios bus gal pavasario darysiu. Tai yra 280, o šita yra 314 ampervalandžių. Tai reikėtų, kad nesimaišytų man. Tai prisijungiam. Prisijungiam prie mūsų baterijos. Ko iš čia? Čia dar skambina man žmona. Taip, prisijungiam ir žiūrim, ką mes čia turim. Taip ir yra 900 vatų, va, kaip ir sakiau, tiek ir eina. 900 vatų nuo saulės modulių. Viskas atitinka. 17 amperų eina į bateriją. Baterija beveik pakrauta jinai yra, nu, nesakyčiau, kad pakrauta, bet jau beveik jin pakrauta yra. Ką mes čia dar turim įdomesnio? Ciklų skaičius, cycle count. Nu, aš šitas anglistas toks, tai 21 ciklas yra tik padarytas. Nuo... Kada aš čia dabar galvoju, aš tą bateriją pastačiau? Gal lapkričio mėnesį aš pajungiau ją, dabar nepamenu. Ar spalį. Kažkas tokio. Tai tik 21 ciklas. O šitą bateriją turi
tos pirmesnės celės buvo pirktos mano 6000 ciklų. Tai jūs pagalvokit, kiek ta baterija turi atitarnauti laiko, kad tiek išnaudoti. Kai aš vadinu, turbūt mano gyvenimai užteks tų baterijų. Tik svarbiausia, kaip sakau, tvarkingai jas susimontuoti, susidėti, nustatymus atitinkamus pasidaryti. Ten buvau irgi įdėjęs video apie savo bateriją. Ten vienas pakomentavo, gal jam ačiū dėl balansavimo, tai padidinau voltažą, nuo kurio pradėtų balansuoti. O šiai baterijoje viskas veikia gerai, kaip matom 95% įkrauta yra. Kas čia dar, temperatūros visos gražios, 25 laipsniai, praktiškai kaip ir kambario temperatūra, gal truputį didesnė čia yra dabar. Tik viršuje, tas Modify PVD in time. Tiksliai negaliu pasakyti, ką reiškia, gal kas žinot, pakomentuokit. Būčiau labai dėkingas. Kiek suprantu, čia nieko tokio nėra, bet būtų įdomu įsiaiškinti šitą užrašą. Ir YouTube'į bandžiau ieškoti, ką reiškia, bet kol kas neradau. Tai va, kol kas pas mane šitaip viskas. Ką aš čia dar nustatymus galiu parodyti, gal kažkam įdomu nusistatyti. Nustatymai mano tokie. Kam reikės, susistabdykit, pasižiūrėkit. Sakant, neturiu ką slėpti. Ir ką norėčiau dar parekomenduoti, kas ieškot baterijų, sakykime, geležies fosfato, LiFePO 4, tai kreipkitės į Giedrių. Pas mus grupėje yra, visose grupėse praktiškai, kiek žinau, jis yra. Giedrius LiFePO baterijos, kaip jis susivadinęs yra, arba įmonė yra romilga.lt. Galite drąsiai kreiptis pas žmogų, pasakykit, kad nuo manęs rekomendavo, dar pritaikysiu jums nuolaidą. Tai va, kreipkitės drąsiai, padarys nuolaidėlę, patars, pajungs. Pagal jūsų kišenę norit celės, galit jungtis patys, nusipirkę, galit pirkti visą pagamintą bateriją, galit originalią bateriją pirkti. Viskas pagal jūsų kišenę ir jūsų norus. Tai va, kreipkitės pas žmogų, tikrai patars, rekomenduoju. Pats tas celės naudoju ir džiaugiuosi ir džiaugsiuos ne vienus metus. Tai va, tai tiek visiems šiam video. Norėjau parodyti, ką pridarė vėjas nekadėjas ir ką gamino apsnigusios baterijos, tarp kitko saulėtą dieną. Tai tiek visiems, iki.